Pasitikite į sceną Karstą. Čia bus Voveriuko antrieji namai. Prašom į sceną. O taip, netgi. Oho, čia rimtas pareiškimas. Kauno Maybachas nori parodyti, kad jis nugalės ir Voveriukui bus skirtas. Tai šis daiktas įnešamas į salę. Aplodismentai. Bet jau matytas veiksmas džiunglėse. Kaip įspūdingai sugalvotas, su kaukiam, su viskuo. Labai gražu. Bet jau vienas buvo, atsimenu, džiunglėse įžangęs, ne? Airidas nešė, bet pralaimėjo pats. Tai gal... Turėjo pats savo karstą įsinešti. Ne, Ar geras jis sugebės papuldyti Voveriuką į šį daiktą? Pakelk triukšmą! Gaila, kad nėra apšviesta aplinkui ringą. Žmonės Svarainių per transliaciją nelabai mato. Taigi, aš norėčiau Galėjo gal netgi ringai nešti parodyti. Pakviesti 108 kg. Ką iš laiko raštų? 187 cm ūgio. Masažo karoliukai. Kauno Maybachas pasiruošęs. Tokius dalykus smagu matyti. Tapatukas Voveriukas. Supranta entertainmentą. Ne, tiek plikas išėjimas, ne? Ką, išeina Voveriukas? Voveriukas 1-0. Tai toj kovoj laimėjo pirmam raunde. Yra užsivedęs, motyvuotas, kuria daug kontenso. Ir buvom stovykloj 24 valandas per parą jis pajungęs laivą. Vis laikas su žmonėms šneka, vis laiką veiksme. Irgi kryžius ant nugaros. Ką tu tai atsakysi? Tu nieko nesakysi. Tu tiesiog kalbėsi smūgiais. Tiesiog parodėsi. Taigi, prieš paskutinį... Mažai šneku daug darau, ne? Kauno Maybachas prieš Voveriuką ir dar keli žodžiai Maybachui. Man kapą atneši kas nors. Kapą. Kapą atneškė Kauno Maybachui. Atneš. Draugai nors, kad būtų... Gerai, taigi prieš paskutinį kova. Kauno Maybachas prieš Voveriuką. Jūsų aplodismentai. Ką, laukiam, kol atneš kapą. Įdomu, ar Valentinui nereiks pagalbos iš mūsų skiriančio. Manau, gali būti visko. Valentinas suprakaito. Na ką, palinkėkim sėkmės Valentinui. Kauno Maybacho sekundantai yra su kaukėmis. Kauno Maybachas pasakė, kad jau jam Voveriukui yra paruošta vieta, bet Voveriukas be žodžių. Taigi, dėmesio, prieš paskutinį kovą pirmas raundas, netrukus prasidės. Vilkaviškė, pakelkime triukšmą! Tikrai dideli vyrukai, įspūdingai atrodo, tiek ringiai atrodo mažai vietos, kai jie... Laukiam dabar žinučių iš transliatorių mūsų, kad lūžta serveriai, kažkas bando jos nulaužti, kažkas bando mums pakenkti. Tai atsiprašau, jeigu kažkokiu buvo tas supratimo ties transliacija. O, žiūrim, kas čia bus. Tiesiog supoja net ringo virvės. O, pirmą ataką. Voveriukas ramiai. Jeigu pasistumdo biškai. Sumo savotiška kova čia. Op. Žalės prie smėlino. Ui. Iš kojų. Be kojų. Vyrai, be kojų. Vyrai, teisėjas, čia pagal kickboksą. Ar gali vyrukai nusimti batus, prašau? Sustabdom laiką. Stop time. Batus nusiemam, kickboksas be batų su kojom. Taigi, kovotojai kovoja ne su... Ai, kickboksas čia pasirodo, ne boksas? Tai bosas tarė pagal kickboksą. Su batais vyrukai išėjo. Žiūriu, su batais vyrukai. Galvau, žino, bet pasirodo ir tokius dalykus reikia paminėti. Bet vėlgi, influencerių šį kartą turnyras, neprofesionalai, nebuvo ringe. Viskas suprantama. Kojinių nenusėmė, bet žinau, kad ringas nėra slidus. Nu ką, prasiplėtė taisyklės. Taip, žiūrim, kas boksai, jeigu boksai. Kas palaiko Voveriuką? Daug apgulingų veiksmų. Kas palaiko Kauno Maybachą? O, Kauno Vierchas. Valentinai, būk atsargus. Gausi vieną smūgį. Tu mums dar reikalingas. Vienintelis teisėjas. Viena minutė. Čia jau jie kai įsikūrė, tai čia galo nematyti. Jo, čia išskirti. Kovojam. Fight. Ir Kauno Vierchas vėl pradės ataką. Oi, geras, tikrai spūkis iš Voveriuko iš apačių. Kojos eina į kelėnus, jauną reikia spirti. O ką, va. Smūgiai kalfozas vadinami bokalai, bet jie yra labai stiprus. Kovojam.
Kas čia vyksta, kur čia jie nuėjo. Polisas. Valentinai. Aitis pasidarė Reikia suprasti, jeigu svorį, jiems reikia pertraukėlę šiek tiek. Tokį kūną reikia. No. Daug oro. Ir 10 sekundžių liko šioje kovoje, ar dar pamatysim kažkokio smūgio pakeitimą. Ops, kūno Čia Vaveriukas. daugiau stumimas. O ne Vaveriukas, o Konomai Bekas. Viskas, eina į polisą. Jie jau pradėjo. Sprendė pasidaryti anksčiau pertraukėlę. Kovoje šiandieną 136 Kas kg, kovoja? 1,80 m iš Kauno. Vaveriukas šiaip neatrodo pavargęs, galiu pasakyti. 108 kg. Jeigu reikia pagalbos atsidaryti verslą, prašom užeiti į tiekėjai verslui.lt. Visos pagalbos, kaip atsidaryti verslą, kaip padaryti. Tikrai žmonės žino, apie ką šneka, apie ką prašo. Ir tikrai jums padės išplėsti jūsų verslą į pačią aukštumą. Prašome užeiti. Jeigu tu nori šaibų, nori papliusinti daug, tiekėjai verslui.lt. Linkas čiate. Kaip pasakant jaudulys, tai ir koinės prakaituoja. Mes stebime antrą raundą, kas čia bus dabar. Op. Ir kelienas. Čia per smūgis. Iškristų. Saugokit, kad neiškristų iš rinko. Šiaip Vaveriukas atrodo visiškai ramus, ne? O kol kas Šaltų veidų viską daro. Galbūt karščiuojasi Kauno Maibakas. Neapgalvotai puola, tiesiog puola su svoriu į priekį ir nežino, kaip pratęsti taką. jie būtų labiau, matai, stumia negu aguantuoja smūgį. Ir nežiūri, kur smūgiuoja. Tiesiog, kur tik eina. Vos nespyrė vėl knockdowną. Pirmasis knockdownas. Pirmas knockdownas, pirmas špūlės vyri. Atsisakė kovos. Kauno Maibechai. Nepasiduok. 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 Na ką, Vaveriukas 2-0. Manau, ištvermė šiek tiek savo galbūt padarė. Ištvermė jau sunku pasidarė, bet būtų buvo smagu pamatyti dar kovojant. Per daug neatrodo paskutinę taką, kad stiprių smūgių būtų pataikę. Ne, iš viso atrodė, kad nebuvo stiprių smūgių, tiesiog tokie smūgiai. Galima pagrįsti tokius žodžius, kas daug kalba, mažiau daro. Labai buvo daug kalbų. Vien atiduokim respekt šitiems vyrams už tai, jog jie išėjo į ringą. Čia jau yra drąsu. Bet vėlgi turim suprast, kad čia neprofesionalai. Šaunuoliai, kad paspaudė viens kitam ranką, nes, sakau, turėjo labai daug